Labą dieną. Aš esu Kybartų Saulės progimnazijos 6 B klasės auklėtoja. Mūsų klasė nusprendė dalyvauti sveikuolių šaunuolių konkurse. Priimu iššūkį iš Evos ir Gretos. Ir jums parodysiu, kaip galima pasigaminti sveikuolių sumuštinius. Jiems reikės batonų, kivių, fermentinių sūrių, česnakų ir majonezų. Taip, kokia yra darbo eiga? Pirmiausia, sutarkuojame stambia trintuve gabalėlį fermentinių sūrių. Tokio, kuris jums patinka, kuris jums yra skanus, kurį jūs mėgstate. Toliau į sūrį įpjaustome arba įspaudžiame česnakų. Ir įdedame šiek tiek savo mėgstamų majonezų. Viską išmaišome. Gautą užtepėlę užtepame ant batonų riekelių. Sumuštiniam pagražinti panaudosime kivius. Juos nulupame savaime aišku, supjaustę griežinėliais. Uždedame kivių griežinėlius ant kiekvienų sumuštinukų. Po vieną griežinėlį. Na štai ir tuoj turėsime sumuštinius, kuriuose yra česnakas. Tai yra produktas, kuris turi daug prieš bakteriocidinių savybių, prieš virusinių savybių, prieš grybelinių savybių. Ir ant viršaus uždedame kivį, kuriame yra visa vitamino C dienos norma. Taigi, kviečiu pasivaišinti sumuštiniais, kurie yra tikras gripo siaubas, nes čia yra ir česnakų, ir vitamino C. Ir metu jums iššūkį.